pradėsime konferenciją pokalbiu, kaip aš suprantu ir patiriu dvasingumą. Kalbės Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, pulkininkas leitenantas Rimas Venskus. Labadiena. Atsistoju čia kaip katalikų bažnyčios atstovas ir be abejo turbūt nesu tas žmogus, kuris labai akivaizdžiai galėčiau kalbėti apie dvasingumą. Aš daugiau norėčiau išsakyti bažnyčios nuomonę ir paskui pamėginti atsakyti, koks mano tas yra dvasingumo supratimas. Iš tikrųjų, jau bažnyčios tėvai kalbėjo, kad žmogaus dvasinio gyvenimo autorius yra šventoji dvasia, kuri šiais laikais gal ne taip garbinama, gal ne taip pilnai yra suvokiama. Būtent ji kuria mūsų dvasinį gyvenimą, kurio pagrindas yra malonė. Jos artumas sudaro mus dvasiniais žmonėmis. Šventoji dvasia mums rodo kelią į Kristų, įkvepia sekti juo, padaro, kad jo gyvenimas ir asmuo įgauna gyvastingumą, kuris patraukia mus į asmeninį santykį su Jėzumi. Tai mūsų krikščioniškas gyvenimas tampa atsiliepimu į bičiulišką dvasios mokymą gyventi pagal Evangeliją. Kažkada yra tekę rašyti tokią temą, žvelgti iš Senąjį testamentą ir žydų tauta nuolat kreipėsi į Dievą kaip į žmogų, kaip į asmenį. Ta vienintelė tauta, kuri pažino ne stabą, bet tikrą Dievą, jie trokšta pamatyti jį kaip žmogų. Ir jį kreipiasi: pasilenk, Dieve, ištiesk ranką, išgirsk mano maldą. Į tuos kreipinius sudėti visi žmogiški atributai. Kai ateina Kristus į žemę, jis rodo, koks turėtų būti žmogaus gyvenimas. Į ką žmogus turėtų atkreipti dėmesį. Kuom žmogus turėtų gyventi. Ir kitaip sakant, tarsi būtų galima sakyti, kad Kristus perduoda jau kitą žinią žmogui. Būk žmogumi. Ir šitas Kristaus pažinimas mus lenkia į susitaikinimą, į atgailą, į atleidimą, į meilę, į viltį, į tikėjimą, į supratimą kito žmogaus. Ir juk mes, kai kalbame apie dvasingą žmogų, visą tai sutelpa į tai, ką mes vadiname dvasingu. Ir turbūt niekas, kaip tas atsiskleidimas Evangelijos ir vėl iš naujo perskaitimas, ką Kristus mokė žmonės, kokius būti, ir mėginant tokiais būti, atsiveria dvasingas žmogus. Šiandieninis dvasingumas
mes rasime įvairiausių pasiūlymų, kad taptumėm laimingi, kad taptumėm ramus. Daugiau yra turbūt viskas koncentruota į žmogų, kad žmogus išsigelbėtų iš kažko, iš neramybės, iš kažkokių problemų, bet pasigestame, kad mes pasinaudotumėm tuo išganymu, tuo išgelbėjimu, kurį mes gavome per Kristų. Ir šiandieną aš sakyčiau, kad šiandieninis tas dvasių, sakykime, siūlymas, to dvasingo žmogaus būdų siūlymas, lygiai panašus yra į Panteoną. Jūs turbūt žinote visi, kam Romos imperatorius imperija pasistatė Panteoną. Imperatorius bijojo vieno dalyko, kad neduok Dieve, gink Dieve, kad nepagarbintų kažkokio dievo, kad tas kažkoks dievas neužsirūstintų ir jo nenubaustų. Jam atnešė ramybę, jam atnešė galią ir ta galia, ta ramybė savotiškai tapo kitokiu Panteonu, Koliziejui, kur buvo galima labai lengvai parodyti arba taip, arba taip. Kažkas buvo prarasta. Kažkur žmogus tiesiog paklydo tokiame, sakykime, dievų galiai. Šiandien aš sakyčiau, kad mes lygiai tokiam Panteone gyvename. Yra siūlomi įvairiausiai būdai dvasiniam tobulėjimui, bet dažniausiai galbūt kėslai yra kitokie. Galbūt pritraukti žmogų, didinti bendruomenę. Be abejo, šičia bus paslėpti ir finansiniai dalykai. Ir turbūt ateitis parodys, ką pasieksime mes tais dvasingumais. O šiandieną turbūt ir Vilniuje mes galime atrasti Vilniaus gatvėje, kad patrynus pilvą mes galbūt atrasime laimę, tapsime turtingesni, nusiraminsime savyje, būsime ramus, laimingi. Katedros aikštėje prieš didžiausią šventovę mes rasime žvaigždę, kur apsisukus, sugalvojus norą, tas noras išsipildys ir vėl kažkaip paliečia mūsų dvasią, vėl viskas gera, bet man. Ir dažnai galbūt neįsigilinę į savo šaknis, galbūt stovėdami prie didžiausio lobio ir ieškodami kažkur tos laimės, tos dvasinės ramybės kitur, ar kartais mes nesame panašus į tą musę, kuri tamsoje skrenda į degančią žvakę. Ir paprastai toks skraidimas baigėsi vienokiom ar kitokiom problemom, gal net ir gyvybės praradimu. Kalbu apie tai, todėl, kad mūsų Lietuvoje, brangioje Lietuvoje atgavus nepriklausomybę, paplito labai daug religinių judėjimų. Ir tie religiniai judėjimai labai kritikavo katalikų bažnyčią, bet visi išskėstom rankom kvietė, kad ateikite, paplokime, pasidžiaugime. Čia yra tas tikrasis tikėjimas, čia tas yra tikrasis Jėzus, čia yra tikra dvasinė patirtis, čia jūs atrasite ramybę, bet tas džiaugsmas baigėsi
kančiomis šeimose, kur nebesugyvendavo vieni su kitais, kur atsirado vienas kitą mada tiesiog vadinti, kad tu velnio apsėstas, tau reikia atsiversti. Ir vis dėlto to dvasinio kelio aš neįsivaizduoju be susitaikymo su Dievu, be atleidimo pajautimo. Nes ramus žmogus, bent aš kiek susiduriu išpažintyse, ta ramybė ateina per susitaikymą su Dievu. Kada žmogus pasiekia tą ramybę, jis gali toliau žengti. Bet turbūt niekas manęs nepasmerks, kad katalikų bažnyčioje nėra kviečiama žmogaus iš karto eiti dvasiniu keliu. Ar į kokias meditacijas, ar į kokias didesnės maldas. Visų pirmiausia, žmogus yra supažindinamas su tikėjimu, supažindinamas su Kristumi, supažindinamas su tuo galimu dvasiniu keliu. Žmogui pasiryžusiam žengti galbūt net jau šventumo keliu, niekados jis nėra paliekamas vienas. Jis visada turi vadovą. Nes dvasiniam net ir katalikiškame tame kelyje žmogus gali paklysti. Ir vėl svarbu yra, kad mes suvoktumėm protu, ką mes tikime, kur mes einame, kad tai būtų mūsų proto pritarimas. Ir sakyčiau, net galbūt ir paprieštarausite man, bet pavyzdžiui, net ir gerintis žmogus. Tam tikra prasme jis siekia dvasinio atsipalaidavimo, dvasinės ramybės. Išgerk, linksmesnis būsi. Išgerk, nusiramins. Arba net tas žmogus, kuris pradeda vartoti narkotikus, galbūt lengvesnius narkotikus, sakys kitas, kad čia nieko tokio baisaus nebus, nieko neatsitiks. Bet mes matome, kokios problemos ištinka. Ir tikrai nepabijosiu sakyti, kad aš vieną kartą išgirdau, kaip mano kolega kapelionas turėjo žmogų, kur buvo vedamas egzorcizmo seansas. Aš nepatikėjau, kad taip moteris, kuri turi moterišką balsą, gali staiga pakeisti ir tapti tarsi recidivisto balsu. Tai yra pasekmė tos greitos laimės, greitos ramybės ir kartais nežinojimo, kur eini, kur lendi. Daugelis tų, kurie praktikuoja įvairiausias dvasinės pratybas, dažniausiai jie sako, kad čia nieko tokio nėra, nieko tokio baisaus. Tai yra niekiek nekonfliktuoja su krikščionybė. Nors teologai įžvelgia visai kitus dalykus. Ir aš šiandieną daugiau esu tam, kad dvasingumas be abejo šiandieną mums yra reikalingas. Mes kiekvienas sutrokštame savo gyvenimo kelyje sutikti dvasingą žmogų. Bet kartais, būdami prie didelio lobio, neturėtume tenkintis trupiniais ar menkniekiais. Kitas dalykas,
mes trokšdami būti dvasingais žmonėmis, visų pirmiausia, turėtumėm neužmiršti ir dar kito dalyko. Be abejo, dažniausiai to dvasinio galbūt kelio ieško žmonės, kurie nutolę nuo tikėjimo, kurie galbūt ieško tam tikrų nuotykių arba tiesiog nori staiga pakeisti savo gyvenimą. Norėčiau, kad mes neužmirštumėm savo praeities, tos sunkios praeities, kada mūsų tėvai, protėviai buvo tremiami į Sibirą. Daugeliui mūsų turbūt būtų sunku įsivaizduoti, ką jie patyrė, kokį jie gyvenimą patyrė. Ir daugelio jų pasakojimuose mes girdėsime, kad juos gelbėjo malda, juos gelbėjo šventųjų mišių auka, juos gelbėjo tikėjimas Dievu, tikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir jis įkvėpė dalintis duoną, dalintis vandens lašu, dalintis savo gerumu, savo meilę. Ir vėl grįžtu, būtent mes apie tokį dvasinį žmogų ir galvojame ir trokštame sutikti. Būkit atsargus, eidami kartais bet kur. Dėkojame kapelionui. O dabar norėčiau pakviesti šios konferencijos iniciatorę ir sumanytoją Dvasinio ugdymo centro ir meditacijos vadovę Egidija Laumenskaitę. Gal galiu pristatyti tik tai ir nuo čia kalbėti. Ačiū labai gerbiamam kapelionui. Ir žinote, vis tiek kiekvieną kartą, kai žmogus nuoširdžiai kalbėjai, mes tiesiog ir norėjau pasakyti, kad mes čia susirinkome, žiūrėkit, labai kitą kartą įvairių tokių, reiškia, patirčių ir tradicijų. Bet noriu, kad tiesiog sugebėtumėm palaikyti dvasią, mes ir darėm tą konferenciją, mokymosi, ne tik paklausimo. Ir aš galvojau, tiesiog žiūrėjau ir man tie žodžiai, sakykime, kad svarbu dvasingume suvokti, ką tu darai, ko tu sieki ir tada kažkiek esi apsaugotas, kad tu esi tikrai suvoki, ką tu darai. Arba kad tikėjimas yra jėga. Visi žinom, aš net manau, kad nėra žmogaus netikinčio, visuomet mes juokaujam. Jis bent tiki, kad rytoj atsikels. Bet į ką mes tikim ir koks tikėjimas iš tikrųjų suvokiantis mus daro stipresniais. Ir šiandien man labai malonu, kad mes turime viešnią visai iš kitos kultūros, kuri pirmą kartą yra Lietuvoje ir pirmą kartą iš viso lankosi visose Baltijos valstijose, norėjau sakyti, mūsų šalyse. Ir Gopi Patel yra labai kelių kultūrų žmogus. Jinai, reiškia, gimė ir augo Kenijoje, indų šeimoje. Po to jau 16 metų jie išvyko į Angliją ir jinai studijavo jau vakarų pasaulyje. Ir žino gerai rytų ir vakarų kultūras. Ir šiandien tikrai yra toksai, kaip galima sakyti, jau globalus žmogus. Jinai važinėja ir susitinka, dabar tik nesenai grįžo iš artimųjų rytų, kur konsultavo, reiškia, kur tiesiog dirba su jaunais žmonėmis ir projektais,
kaip žmogui tapti pirmiausiai vidiniu lyderiu. Kas yra tas tikrai bendra, nevažiuoja į arabų šalis, ar kalba Europoje, ar Indijoje. Kas yra tas bendra, kas tas yra vidinis, kas mus daro stipriu. Ir tiesiog įdomu, todėl jos patirtis, ir mes ją reiškia universitete ir visur vadinam, ir šiaip jinai sakoma sesuo, kodėl visi žinom sesuo Gopi, bet kad sesuo jinai tampa kuo ilgiau dvasinė prasme. Gopi prisistato ten, kur karščiausi taškai. Ir jos tos antroji tema yra žmonių santykių, tiesiog tas sutaikymas, suderinimas ir važiuoja, kol dar žmonės nori girdėti, nes jau kai nebenori girdėti, tai konflikto nebeišspręsi taikiai. Kokie visgi vidiniai dalykai, nežiūrint kokia kita karta būtų mūsų tradicija ir kultūra, mus priveda prie konflikto ir prie didelio konflikto. Ir dabar noriu paprašyti, kad jinai pakalbėtų iš savo patirties, kaip jinai supranta ir dvasingumą ir kaip tai patiria. Thank you. Ir jeigu gerai girdis, aš pabandysiu vis tiek ką versti, nekalbės anglų kalbą, o aš lietuvių kalbą. Good afternoon, Labavakar. And it really is a pleasure to be in Lithuania, my first time ever in the eastern part of Europe. Mano pirmas kartas yra Rytų Europoje ir man tikrai malonumas čia pabūti. I travel extensively, but this is a part of the world I haven't set foot in, so I only arrived yesterday and I'm hoping to get to know Lithuania a bit better. Aš iš tikrųjų intensyviai keliauju, bet mano pirmas kartas, kad čia reiškia, ir galvoju, pabūsiu porą dienų, bet truputį geriau suprasiu Lietuvą. The subject of spirituality I'd like to very much tackle from a personal experience today. Aš noriu šiandien kalbėti apie dvasingumo dalyką iš asmeninės patirties iš esmės. I am a child of many different cultures. Aš esu vaikas labai daugelio kultūrų. I've had numerous educational, cultural, religious influences in my life. Aš turėjau didžiulį tokią įtaką įvairių kultūrų, net religijų savo gyvenimą nuo vaikystės. And there was one particular experience when I was 8 years old that opened me up to a new feeling about myself. Ir viena ypatinga patirtis, 18 years old? A new feeling about myself. 18 years? No, when I was 8 years old. Viena ypatinga patirtis, kuri man buvo jau 8 metų. Dvasingumas, kaip aš galėjau suprasti. And when my brother was speaking earlier, one particular sentence touched me. Ir kai mano brolis anksčiau dabar prieš mane kalbėjo, vienas sakinys palietė mane. That people have lost their way in search for God. Kad žmonės jau pametė kelią ieškodami Dievą, jau eina šalikeliam. And I agree with that fully. Ir aš su to pilnai sutinku. And I asked myself the question, why have they lost their way in search for God? Ir aš tada klausiu savęs, kodėlgi jie pametė tą kelią ieškodami Dievo, pasimetė. Because they have lost their connection with themselves. O todėl, kad jie jau prarado ryšį su pačiais savimi. And for me, if I was to describe spirituality in a sentence, it's reconnecting with the self and reconnecting with God. Ir jeigu man reiktų apibūdinti, kas yra dvasingumas, tai aš pasakyčiau šitaip. Vėl susijungimas su savimi ir susijungimas su Dievu. When I was 8 years old, my parents took me to India. Kai aš buvau 8 metų, mane tėvai nuvežė į Indiją. And I had some very senior meditation teachers teaching me how to meditate. Ir aš turėjau susidūriau su tokiais vyresniais mokytojais, kurie mokė mane meditacijos. And one particular teacher said to me, what's very important is that you learn how to take care of your mind. Ir vienas mokytojas man pasakė, kas yra labai svarbu, kad tu mokėtum rūpintis savo protu. If you want to start to reconnect with yourself,
then your mind is very important. Jeigu tu nori susijungti su savimi, pažinti save, tai labai svarbu protas, kaip veikia. And then she proceeded to give me 4 questions through which I have to begin a conversation with myself. Ir tada jinai man pateikė 4 klausimus, nuo kurių aš turiu pradėti kalbėti su savimi. Yeah. These are questions that probably philosophers have been asking for centuries. Forget about an 8-year-old. Ir turbūt tai yra klausimai, kuriuos filosofai kelia jau daugybę šimtmečių ir kad kažko negalėsi sužinoti vis tiek. The questions were, who am I? Klausimai buvo tokie, kas aš esu, Who do I belong to? kam aš priklausau, Where do I really come from? iš kur iš tikrųjų atėjau, iš kur And what am I here for? ir kam aš čia esu. And I think at the heart of a spiritual journey, the soul, the spirit, is seeking clarity about these 4 things. Ir aš manau, pačioj giliausiai širdį kiekvienas žmogus, jisai nori atsakymą į šitos klausimus. And I remember at 8 years old taking myself away into a quiet corner and beginning to contemplate on these questions. Ir aš buvau tik 8 metų, bet aš atsitraukdavau kažkur nuo šaly ir bandydavau kontempliuoti, klausytis atsakymų iš tos klausimus. And as I started contemplating, there was an experience of very, very deep peace and bliss that took me over. Ir kai aš pradėdavau kontempliuoti tos klausimus, man būdavo gili patirtis, tokios palaimos. And it was something I hadn't experienced before. Kažkas, ko aš anksčiau nebuvau patyrusi. I knew what it felt like to relax. I knew what it felt like to be comfortable, but to experience deep inner peace. Aš žinau, ką tai reiškia atsipalaiduoti, kokie būdai, kas tai reiškia komfortas, bet patirti tokią gilią ramybę buvo kažkas kito. And it was that experience that opened me up to explore spirituality further. Ir būtent šita patirtis mane ir vedė patyrinėti toliau, pasidomėti dvasingumu. Because we live in the construct of certain experiences that we are used to daily. Todėl, kad mes iš tikrųjų gyvename tokioje konstrukte tam tikrų patirčių, kurias turime kasdien. Yeah, they are experiences shaped by our culture. Tai yra patirtis, kurios yra taip pat suformuotos mūsų kultūros. They are experiences shaped by the beliefs that passed on to us from family and generations. Ir taip pat yra tokie dalykai, kurie perduodami jau keliomis kartomis ir mes gaunam iš savo šeimų. And a very basic is the human experience of our journey. Ir pats tas žmogiško gyvenimo patirtis labai svarbi, kurią mes nešame. What I taste, what I see, what I hear, what I touch, what I feel. Ką aš net paliečiu, ką paragauju, ką pamatau, ką išgirstu, viskas su savo juslėm. And yet we talk about the human being. Bet visgi mes kalbame apie žmogų, tas pažodžiu, ne, žmogišką buvimą. So where does the experience of being come in? Ir iš kur ta eina buvimo patirtis? What is this being that is having a human experience? Kasgi ta būtybė, kuri turi tą žmogišką patirtį? And this was what started to intrigue me. Ir tai mane pradėjo intriguoti, man pasidarė įdomu. That there seems to be an energy and a source of energy that is available to me beyond the limited experience that I know of this world. Ir taip pradedu suprasti, kad yra kažkoks tai šaltinis, kuris man duoda tą patirtį, kuris nėra matomas, nėra kūniškas. The second dimension of spirituality for me was around seeking clarity about who I am. Antrasis dalykas ir dimensija, kuri reiškia vedė mane, tai aš norėjau aiškumo visgi, tas kas aš esu. Yes, I had certain identities. Taip, aš turiu tam tikrų susitapatinimus. That were very physical. Jie labai fiziniai. I could say that my body is Indian. Aš galiu sakyti, mano kūnas yra indiškas. I was born in Africa, I grew up in India, I'm educated in England.
Aš beje gimiau Afrikoje, mane lavino Indijoje, o po to Anglijoje. Yes, as a personality, I've developed many experiences and skills and talents. Taip, kaip asmenybė, aš vyščiau įvairius gebėjimus, talentus gal. And yet, when we strip all of that away, who am I behind that? Ir visgi, kai šitą viską padedam į šoną, kas aš už viso to? And I feel that the crux of spirituality is coming back to this question. Ir aš manau, kad dvasingumas būtent kaip tik atsisuka į šitą klausimą. Resetting my compass so that I come back to a connection with my peace and my love inside. Ir taip tą kompasą lyg taip perkraunu, kad aš vėl noriu sugrįžti su savimi į ramybę, į supratimą. The title of the conference was Spiritual Awareness, Power in Life. Pavadinimas konferencijos dvasingumo pažinimas, gyvenimo jėga. And this is where I ask my question, where do you get your power from? Ir tada aš jau klausiu, tai iš kur aš galiu tą jėgą paimti? We have many human supports that we have drawn power from. Mes turime labai daug žmonių reiškia tokios žmogiškos paramos, iš kurios bandome imti jėgos. And yet when those supports are challenged and taken away, what do you experience? Bet kai mums ta parama toks būna iššūkis, kad dingsta, tai žinot, ką patiriame. A sense of loss, fear, sadness, grief, stress. Tada prasideda jausmai, praradimas, liūdesys, tiesiog nusivylimas, visi šitie sunkus jausmai. And these are just indicators that I have lost connection with myself. O tai yra iš tikrųjų tik tai atspindys, kad aš esu praradus ryšį su savimi. So how do I regain that connection? Kaip aš galiu tą ryšį atstatyti? What do I need to do so that I can find myself again? Ką aš turėčiau vėl daryti, kad aš vėl surasčiau save, kad vėl būčiau patenkinta? Because we all want to be good. Nes mes iš tikrųjų visi norime būti geri. There is a deep wish hidden beneath the layers of artificial identities for the soul to be good and do good. Ir iš tikrųjų po visomis šitomis dirbtinomis laikinomis mūsų reiškia tokiamis tapatybėmis yra žmogaus toks tikrai ilgesys būti geru ir daryti kažką gerą. And we try in very limited ways to be peaceful, to try and give respect, to try and do good for others. Ir mes vairiais ribotais būdais bandome būti ramus, parodyti pagarbą, kažką daryti. And yet the issue is it's not sustainable. Ir visgi paskui pamatom, kad tai nėra ilgam. Yeah? You can be good, but the force of negativity outside is so great that you feel that your goodness is compromised. Ir jūs galite pabūti geras, bet tokios išoriškos jėgos, kad jūs paskui pavargstate ir vėl tiesiog einate kompromisą su savo gerumu. And that's when I realized spirituality is not just about being peaceful and practicing values. It's deeper than that. Ir ką aš dar vėliau suvokiau, kad dvasingumas nėra tik tai būti ramiu ir praktikuoti vertybės, tai kažkas dar giliau. It is about connecting with myself that is the source of all values. Tai yra susijungimas su tuo savimi, kuris yra šaltinis visų vertybių dorybių. And yes, when we put ourselves in front of God honestly, the soul feels revealed in front of God. Ir iš tikrųjų, kaip mes sąžiningai save parodome Dievui, arba tiesiog atsiduriam sąžiningai, norim pabūti prieš Dievą, tada siela tartum pajaučia, tuomet žmogus kaip apreiškia. But the purpose of a belief in God is to eventually come back to a belief in my highest and truest self. Ir iš tikrųjų tikslas net tikėjimo į Dievą, tai visgi sugrįžti ir į save, tą dievišką, patį gražiausią ir stipriausią. And so if I can for a few minutes step behind all the different masks and roles that I play in my day-to-day life. Ir jeigu aš galiu bent kiek atsitraukti nuo tų vaidmenų ir tų kaukių, kurias aš turiu kartais atlikti kiekvieną dieną, jeigu aš atsitraukiu.
and reconnect with the being part of the human being, ir susijungiu su ta būtybė, su to esančiu, then that connection with the source inside unlocks all my goodness. ir tada šitas net vidinis šaltinis atrakina savotiškai mano tikrai gerumą. I don't then need to seek peace through somebody else. Tada man nereikia siekti ramybės per kažką kitą. I don't need to feel respected by someone to have self-respect. Ir man tada nebereikia, kad man kažkas parodytų pagarbą, kad aš gerbčiau save. But as I continue connecting with myself very deeply, then my own peace and love and respect define who I am. Ir kai aš labai giliai save atpažįstu, tada ta mano ramybė ir pagarba pati pradeda sakyti man, kas aš esu. Because ultimately, spirituality brings us back to our own value. Nes galiausiai dvasingumas mus sugrąžina į mūsų pačių vertę. As human beings. Į žmonės, kaip į žmonės. As the most elevated human beings. Ir į tokius, kurie jau patys labiausiai pakilų žmonės. And when we lost that connection with being, what happened? Ir kai mes praradome tą ryšį su ta būtybė, greed, arrogance, desire, anger, frustration started to rule our inner kingdom. Ir tada jau tą mūsų vidinę karalystę pradeda valdyti godumas, norai, troškimai, pyktis ir kiti dalykai. And so we reduced the quality of our life. Taip mes sumažinam, sumenkinam savo gyvenimo kokybę. And we have accepted a mediocre way of life. Ir mes jau priimėme tą vidutinį gyvenimo būdą, tai viskas tvarkoj. And when you open up the spiritual component of your life, ir kai jūs atverite tą jau dvasinę tiesiog esmę savo gyvenimui, then what you're doing is you're challenging yourself to be your best in every interaction, in every circumstance, in every situation. Tada prasideda, kad jūs pradedate žiūrėti, ką jūs galite geriausio, pakiliausio, kiekvienam santykyje, kiekvienam veiksme, su kitais. Can I challenge myself to do something peacefully? Ar aš galiu tiesiog savo tokį iššūkį mesti, daryti kažką labai ramiai? Can I challenge myself to give love and good wishes to somebody who is even defaming me? Ar aš galiu taip pat tokį priimti iššūkį, kad tiesiog jausti meilę ir gerus linkėjimus net tiems, kurie šmeižia mane? We've lost connection with what the highest human being can look like. Mes praradome ryšį, kaip iš tikrųjų, koks yra tas pats aukščiausias žmogus. And so we've accepted a very mediocre way of life. Ir mes priėmėme labai vidutinį jau gyvenimo normą. And in compromising our aim, we have compromised our happiness. Ir eidami tokį kompromisą su tikslu, iš tikrųjų mes atsidūrėm kompromisą ir su savo laimė. Because my experience over many, many years of meeting hundreds and thousands of people from different religious, spiritual, cultural paths is that human beings only want two things. Mano patirtis iš to daugelio bendravimo su įvairių kultūrų, religijų žmonėmis yra visgi, kad žmonės nori vieno dalyko. Freedom and happiness. Jie nori laisvės ir laimės. And so I have to ask myself the question, how am I living my life? Ir tada aš turiu vėl paklausti savęs, kaip aš gyvenu. Am I living my life so that I'm securing my freedom? Ar aš taip gyvenu, kad jaučiuosi saugus savo laisvėje? Or are my actions dragging me further into bondage? Ar mano veiksmai stumia daugiau į vėl didesnius pančius? Every time you go against your conscience, you are bounding yourself. Kiekvieną kartą, kai jūs padarote žingsnį prieš savo sąžinę, jūs save supančiojate. Your own conscience can put you in a prison, and your own conscience can set you free. Jūsų pačių sąžinė gali jūs pasodinti kalėjimą ir taip pat išlaisvinti. Your conscience is the voice of the Spirit.
Jūsų sąžinė ir yra dvasingumo balsas. And just before you let your habits and tendencies kick in, this little voice will step in and say something. Ir kai jūs paleidžiate savo įpročius ir nuomonės, tas toks tylus balsas gali įeiti. The question is, how much space do I give myself to listen to my conscience? Tada yra toks dalykas, kiek erdvės aš savo duodu, kad išgirščiau tą balsą, kiek aš leidžiu savo girdėti. When we choose to live by our conscience, the soul will never experience a crisis inside. Kai mes pasirenkame gyventis klausantis sąžinės, iš tikrųjų siela nepapuola į krizę. I have nothing to hide and I have nothing to prove. Aš neturiu nieko labai slėpti ir nieko neturiu labai įrodyti. I can be who I am. Aš galiu tada būti tuo, kas aš esu. And so a big part of the spiritual journey is about self-acceptance. Ir didelis dalykas yra dvasinėje kelionėje save priimti, susitaikyti su savim. And then yes, we do need power to elevate. Taip, o toliau tada mums reikia jėgos, kad pakilėti. And that power does come from a higher source. Ir šita jėga ateina iš aukščiausio šaltinio. We draw inspirations from the messengers of God about how to live a good life. Mes pasiimame įkvėpimą iš tų, kurie nešė žinią apie Dievą, kaip gyventi gyvenimą dieviškai. But where did they draw their inspiration from? Bet iš kur jie pasiėmė tą įkvėpimą, Who kaip made- gyventi Who dieviškai? made them become who they were? Ir kas jiems padėjo tapti tokiais, kokie jie buvo. And so as we are reminded of that source, we draw power to be able to release ourselves from our conditionings and habits that pull us down. Ir kai mes tikrai panorime pasimti jėgos iš to šaltinio, mes turime paleisti apsiribojimus kažkokius tai, kurie galbūt mums trukdo. Many people often ask me, can you meditate and be spiritual without God? Manęs kartais žmonės klausia, ar jūs galite medituoti ir būti dvasinga be Dievo? And I say, to a certain extent, yes. Aš sakau taip, iki tam tikro laipsnio, taip. You can relax, you can enjoy, you can dip in and out of a nice experience. Taip, jūs galite ten truputį panerti kažkokią tai gražią patirtį, jūs galite pasidžiaugti kažkuo, atsipalaiduoti. If you really want the power to transform your life and yourself, then you need a connection with God. Bet jeigu jūs jau norite pakeisti savo gyvenimą ir pakilėti save, jums reikalinga Dievo dėka. And my experience of a connection with the divine is that in this presence, I am allowed to accept all the good and bad parts of myself. Ir mano reiškia pagrindas tiesiog ir santykės taip pat su Dievu, kad aš turiu pirmiausia priimti viską, kas gero ir blogo manyje, tiesiog viską, kas manyje priimti. Because I know that this being accepts me for who I am and sees my originality. Todėl, kad aš žinau, kad ta aukščiausia būtybė priima mane tokia, kaip aš esu. And I'm always inspired by nature. Ir aš visada mane įkvepia gamta. Think of a tree. Pagalvokite apie medį. A tree in spring is blossoming with its beautiful leaves. Pavasarį medis tiesiog pražysta ir išsiskleidžia savo gražiais lapais. And that same tree in autumn and winter is losing its leaves. Ir tas pats medis žiemą ir rudenį praranda savo lapus. And yet when it's blossoming, it doesn't say to you, look at me, look at me. Ir kada jisai žydi, jisaigi nesako jums, žiūrėk į mane, žiūrėk štai koks aš. And yet when the leaves are dying, it doesn't hide its branches and say, I'm ashamed of my leaves. Bet kai tie lapai jau krenta ir nebelieka, jisai neslėpia savo, neįtraukia šakų ir nesako, man gėda, kad aš nebeturiu lapų. There's a deep state of acceptance in nature that I am what I am and everything is changing. Ir yra gamta, rodo tokį gilų, turi tą priėmimo mums pavyzdį, kad viskas praeina, viskas keičiasi. And I feel that when we honestly and truly endeavor to connect with ourselves and God, then we're able to accept who we are as we are, how we are. Ir kai mes einame, kai
tas siekime to ryšio su Dievu, mes labiau dar sugebame pamatyti ir priimti, koks aš esu dar. And it's on the basis of acceptance that real change can happen. Ir būtent, kad aš priimu save jau tokį, tada jau gali prasidėti ir pokyčiai. Because you cannot deny or suppress any part of yourself in order to grow. Kad jūs norėdamas augti, jūs negalite spausti arba neigti jokios savo dalies. So with that, I'd like to stop because I know it's time. And I'd just like to say that silence plays a very important role in being able to connect with the self and with God. Ir čia jau aš gal norėčiau sustoti ir tik noriu dar pasakyti, kad tyla yra labai didelė jėga arba galimybė susijungti ir išgirsti Dievą. Just creating some space in our lives every day to sit peacefully and quietly allows all the noise to settle. Ir tiesiog bent kiek dienoje atsisėdus labai ramiai ir tyliai, tiesiog į tai susitelkiant, jau padeda visam tam triukšmui aplink. And when all the ripples of everything we do in the day settle, ir kai visas tas kunkuliavimas toks truputį nusileidžia, nusėda, then what is revealed is the real nature of the soul. Ir tada apreiškiama ta tikroji sielos prigimtis. Yeah. And the beauty of the soul is reflected. Ir atsispindi sielos grožis. I think for me, very simply, the key is that we have to give ourselves a little bit more time. Ir manau, kad tiesiog raktas į tai, kad mes turime truputį skirti daugiau laiko savo, tokiam savo. Unfortunately, in the world, we are taught that to look after yourself means to be selfish. Deja, mes pasaulyje mokomi, kad save prižiūrėti reiškia savanaudiškumas. Because you have to spend your life giving to others and looking after others. Ogi jūs turite visą laiką duoti kitiems ir kitiems būti geras ir prižiūrėti, taip yra gerai. And yet I would say that's the foundation of life. Bet aš pasakyčiau, kad pagrindas gyvenimo yra kaip tik I have to look after myself well. Aš turiu save gerai prižiūrėti. So that I can accumulate the powers of peace, love, respect, and I have enough power, not for myself, just for myself, but for others as well. Sakyčiau, taip aš turiu rūpintis, tada prižiūrėti save, pasitikrinti savo ramybę, pagarbą, kad užtektų ne tik man, bet kad galėčiau padovanoti ir kitiems. So I'm very glad that you've taken this invitation to begin a journey to reconnect with yourself. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs irgi ieško tos kelionės, kaip labiau susijungti su savimi. Thank you. Ačiū. Ačiū, Kofi. Ir dabar toks sekantis mūsų žingsnis šitoj konferencijai, kad paprašysiu tuos, kurie jūs jau matėte pavardę sąraše turbūt, kad mes tiesiog susėstumėm dabar ir matot kažkaip dar ir dar kažkas išgirstama ir irgi pasidalintumėm ir jūs taip pat galite šiuo atveju jau ir paklausti kiekvieno, kai jisai išreiškia savo nuomonę galbūt. Jeigu kažką norite, pasijauskite irgi tokie, kaip kad kalbamės vienas su kitu. Ir dabar prašysiu Rimą Palenskaitę, kur Aistė, kur Robertas ir matau Dainius Razauskas atėjo. Susėskim visi gerai ir mūsų viešnes taip pat. Ir ne tik, turim dar antrą viešnę, Gabrielė iš Vokietijos, ir pabandysime šitaip nepažindami savęs, kaip mes ir vienas kito, bet norėdami labiau pažinti save, ką tada galim su kitu padalinti, susėsti ir truputį pasišnekėti. Gerai, prašau. Per šį čia eikite gerai, nes ten toksai sunkumas yra. Aš nuėsiu vieną galą.
Yes, please. Maybe. And wrong on that side. Anyway, you can also here, galite čia, sėskite tiesiog rimą, tiesiog išlys. Man tą Ir, žinote, čia tokia yra iš tikrųjų mums visiems savotiška prabanga. Prabanga reiškia, kada mes jau galvojam, jeigu norim galvoti apie tos klausimus ir kažką savo atsakyti. Ir aš turiu pasakyti, kad aš to žmonės iš Lietuvos, kuriuos norėjosi pakviesti, aš nepažįstu beveik ir dar mažiau negu tuos, kuriuos reiškia, kurie iš užsienio. Ir bandysiu vis tiek trumpai pristatysiu ir tada mes pažindinsimės per tai, kokie mes, ką mes galvojam, ką mes jaučiam. Tokia pažintis bus pirmiau. Ir pradėsiu gal tada šitaip jau. Ir jeigu leisit vardais, gal galiu jūs vadinti, nes ilgom pavardėm, gerai? Kokį? Šalia sėdi Aistė. Ir Aistė, žinot, susipažinau, reiškia, per internetas yra labai patogus dalykas. Ir kai pasižiūrėjau, kad jinai įkūrus tokį institutą vadybos ir psichologijos. Ir kai ten pasižiūrėjau tą puslapį, jis yra kitoks, ne toks, kad reiškia ta psichologija tik tai daugiau konsultuoja tuos dalykus, bet jinai ieško, reiškia, sąsajos su dar gilesniais, su to dvasiniu pagrindu. Ir norėjusi susipažinti ir vedame užtat seminarus irgi tokio supratimo, ne tik gilio, reiškia, kur yra problemos, kur žmogaus šiandien, iš kur ta kyla įtampa ir neramybė. Dainius Razauskas, Dainius yra įdomu mums, kad jisai yra vis tiek, iškis parašęs knygas ir jis daugiau yra tyrinėtojas baltų kultūros, baltų mitologijos, į kurią visada paklausiau tokio įrašo, reiškia, atsiremia tikrai, kai mes sakom, kodėl mes sakom dvasiniuose dalykuose, o tai senas šaltinis, o iš senai, bet jeigu mes visi protingėjame, ko mums remtis į tą seną šaltinį, ane? Ir jis, reiškia, tiesiog taip gražiai atrodo, ką mums vėl matom iš naujo reikia atrasti. Tiesiog nieko neatrasti, bet prisiminti. Ir todėl noriu, kad jis irgi geriau pažinodamas tuos klodus, kažką matytų, ką mes šiandien turim priminti savo, o ne išrasti. Rima Palienskaitė ir Rima įdomiai man reiškia, Vidūną mes visi žinom, ne? Kas nežino Lietuvoje Vidūno. Ir Rima yra Vidūno draugijos dabar pirmininkė. Ir aš ją kalbinau, kai man papuolė į rankas, kai paskaičiau jos tą knygą, kaip ten, Žinųjų jūrų varpai. Ir kada pažiūrėjau, kaip jinai, reiškia, išjautė ir šiuolaikinę kalbą, vėl mums pristatė Vidūną. Ir todėl, kad žmonės nelabai, ypač jaunimas, mato, kad gali jo pasinaudoti, dažnai aš supratau, kad tiesiog yra kalbos, galbūt net senos kalbos dalykai. Ir vėlgi per Vidūną mes sakom, turi jį, lyg tai irgi visą turi filosofiją. Ir gali pažiūrėti, jis buvo ta asmenybė, kurį tarpukario Lietuvoje, ne, ieškojo irgi sąsajų tarp rytų ir vakarų, to bendro, tikrojo, kas yra tas dvasingumas. Robertas yra kitaip, Robertas Karvauskas, žinote, gal jisai Gyvenimo ryto yra įkūrėjas, ir jis per savo asmeninę patirtį, neparašė turbūt dar knygų jokių, dvasiniais klausimais, jis pats išėjo, reiškia, kai jisai savo gana intensyviam gyvenime, biznėje, papuolė į tokią daugiau asmeninę krizę ir perėjo ilgą laiką ėjo irgi per visokios technikas, tas vadinamas, ir tarp ko Kapelionas pasakė, kiek tų yra, reiškia, visokių kitą kartą bandymų save pritaikyti, relaksuoti, ir jisai pamatė kažkaip, kad niekas. Ir irgi panėrė
taip pat panaudodamas ir rytų išmintį, ir mūsų seną, bet per save, ir jisai kalba, žinot, mes visi žinom 10 Dievo įsakymų, bet tada klausi, ar pavyksta tau juos išpildyti. Ir mes tiesiog juos tik žinom. Tai aš kada išgirdau, kaip Robertas tam tikrus principus, irgi tokius kaip dėsnius formuluoja, tai tiesiog pamačiau, kad čia tokie dalykai, kad padėtų išpildyti 10 Dievo įsakymų. Ir nors mes kartais sakom, čia tik jausmai ir taip toliau, bet vis tiek grįžtų ir ką Gopis sakė, prie to mūsų tikrai labai paprastos paslapties, kad mums jau sunku suprasti, kaip būti. Kaip būti tiesiog savim tais tikraisiais, dvasiniais, gražiais. Ir šalia mane sėdi Gabi Reiman, jinai yra mūsų antroji viešnia iš Vokietijos. Ir Gabi visai su kita istorija. Ir pakvietėm todėl, kad jinai, reiškia, buvo gana aktyvi, iš tikrųjų yra ir turi didelę patirtį tokiam ir administraciniam darbe. Ir reiškia, dirbo su tokiais klausimais, sakykime, aš tada sužinojau, kad jinai yra iš Kylio, Šiaurės Vokietijos. Ir Kylyje prieš kelis dešimtmečius buvo pirmą kartą įkurta tokia moterų reikalų ministerija. Dabar jinai yra sujungta su Švietimo ir mokslo ministerija, bet kada, reiškia, Vokietijoje prasidėjo tas klausimas ir Gabi vadovavo tam skyriui moterų diskriminacijos, lygybės, kad net ne žiūrėti, reiškia, kas tenai yra, kodėl tas visas šleifas dar negali darbo užmokestis mokamas už tą patį darbą vyrų daugiau, o moteriai mažiau. Toks net, reiškia, tik tai dalykas. Ir jinai pati daugiau buvo tokia už tiesą, jai norėjosi gyvenime tos vis tiesos daugiau. Ir kada prieš pati pradėjau užsiminėti meditaciją ir dvasinę praktiką, jinai yra dažniausiai sakoma taip, kad jeigu tu esi aktyvus pasaulietiniam gyvenime, tai tada su dvasiniais dalykais beveik nesuderinami. Bet jos pavyzdys, nesako, kaip man dvasinės žinios ir meditacija, būtent kaip tik irgi tos darbinius konfliktus arba dalykus daug padėjo paprasčiau spręsti ir išlikti gana aktyviai tokiam pasaulietiniam gyvenime. Gerai, tai aš dabar dar trumpai prie to klausimo, kas jums, ką mes čia girdėjom, klausėm, nes tas žodis pagaliau dvasingumas yra toksai, čia girdėjosi truputį ne tik tai ir bandymas apibūdinti, gal jūs kažkas, kas jums, ar kai klausėtės, ar jūs esate kažką girdėję, gal norit pasakyti, kaip aš sakyčiau, kas tas yra dvasingumas? Ar prašyt man, ar kuris tavi? Aistė gal. Kaip sakai studentams, kas yra dvasingumas? Atsiprašau, pabandykite jungti ir gal net antrą pasimkite iš karto, kad galima būti perduoti. Sveiki. Labai gera čia būti, ačiū Egidijui už pakvietimą. Studentams nieko nesakau apie dvasingumą, nes mes apie tai nekalbame, nes iš tikrųjų nesu teologė, esu tiesiog klinikinė psichologė ir man labai patiko, kaip Gopi Patel sakė, kad mes aišku, kad žiūrime į pasaulį per savo konstruktus. Taigi, pagal mano konstruktus, žinoma, aš turiu tokį dvejopą, galima sakyti, ir supratimą, ir išgyvenimą. Vienas galbūt daugiau būtų teorinis, kaip aš pati savo bandžiau atsakyti, kas tai yra ir kaip aš atsakiau, o kitas yra galbūt daugiau toks asmeninis. Tai pagal teorinį supratimą, tai man atrodo, kad tai yra pozityvumas plačiaja prasme. Tai yra pozityvios mintys,
dar paskui pasakysiu, kaip man atrodo, kas tai yra tos pozityvios mintys. Tai yra pozityvios emocijos, tai yra pozityvus santykis su savimi, su kitais, su aukščiausia tikrove, pozityvus santykis su gyvenimu. Taigi, dvasingumas yra tai, ką galima iš tikrųjų, gal netgi taip pasakyti, moksliškai tyrinėti. Ir yra tokia pozityviosios psichologijos kryptis, kuri jau daugiau kaip 10 metų to ir užsiima. Ir moksliai yra žinomas toks heliotropinis efektas, tai yra gyvų sistemų tendencija judėti į šviesą. Pavyzdžiui, moterys visos puikiai žino, kad jeigu ant palangės pasodintume augalėlį, tai tas augalėlis, stiebelis augtų taip, kad jis būtų palinkęs į šviesą. Tai man atrodo, kad dvasingumas ir pozityvumas arba pozityvumas tai yra mūsų judėjimas į šviesą, šviesos siekimas. Iš tikrųjų, kai Gopi Patelė šiandien kalbėjo, aš praktiškai visą laiką graudinausi. Graudinausi, nes atrodė, kad klausausi pačios tavęs. Nebuvo nei vienos minties, su kuria negalėčiau nesutikti. Viskas atrodė taip tikra ir labai tam, ką jis šiandien kalbėjo, netgi ir pritarė pats psichologijos mokslas. Psichologijos mokslas sako, kad yra labai svarbu atrasti ryšį su savimi ir, žinoma, ne visos psichologijos kryptis, bet kai kurios sako, kad yra labai svarbu atrasti ryšį su aukščiausia tikrove. O dėl pozityvių minčių, kas yra tos pozityvios mintys, per kurias reiškiasi dvasingumas? Tai nėra toks naivus tikėjimas, kad viskas bus gerai, kad tiesiog gal nematykime dalies realybės. Tai yra tiesiog mintys, kurios gali būti savaime net ir skausmingos, bet jose yra šviesa. Pavyzdžiui, mintis, kad kiekvienas gimimas baigėsi mirtimi. Kiekvienas susitikimas baigėsi išsiskyrimu. Kiekvienas sukaupimas baigėsi išbarstymu. Apmąstant tokias mintis gali ateiti tam tikras gyvenimo laikinumo suvokimas ir tam tikra šviesa. Ir ne tik tokiai emociniai euforijoje, ne tik tame, kai aš jaučiuosi gerai, pakiliai, galima sakyti, kad reiškiasi mano pozityvumas ir kartu dvasingumas, bet pozityvumas ir dvasingumas gali reikštis, kai aš visatai pasakau, kad dabar yra sudėtinga mano gyvenimo situacija ir dabar galbūt man yra pačiam sunku priimti save tokį, koks aš esu. Kažkoks pripažinimas. Taip, bet aš priimu save ir aš pasitikiu begalybę, pasitikiu begalinę meilę, kad viskas gyvenime bus taip, kaip turi būti. Man taip susišaukė, kaip Kopis sako, turi pasakyti prieš Dievą, ne? Kaip iš tikrųjų yra. Ne tik prašyti, bet pripažinimas pirmiau. Atsikratė Aistė mikrofoną, aš nežinau, ar man Taip. Ar jūs priklauso? Jūs galite priklausyti, pasimkite ir priklausyti. Ne, aš jį pasėmiau, man tiesiog jį darė. Aš bijau, kad aš pradėsiu kalbėti, sugadinsiu viską. Tai tada duokit įmai, kai nustosit bijoti, mes duosim jums. Kaip jūs, tiesiog iš esmės, priminkite, ką galbūt, kas jūs permastėte eidama, reiškia, kas yra dvasingumas, tiesiog tokį. Įžangoje turiu pasakyti tai, kad prieš 15 metų aš labai intensyviai apie tai mąsčiau. Parašiau vieną kitą straipsnį tą tematiką, perverčiau literatūrą mokslinę, kurioje rašome apie dvasingumą.
Mano nuostaba, aš radau labai įvairių sampratų ir netgi, tiesiog įvardinimų, tokių apibūdinimų, pavyzdžiui, sveikas dvasingumas, tikras dvasingumas, krikščioniškas dvasingumas, autentiškas dvasingumas. Tai tarsi jau leidžia manyti, kad yra ir kitokie dvasingumai. Ir be abejo, kad tų ieškojimo kelionė man labai padėjo Vidūnas. Ir su Vidūnu aš tada klausiu, be abejo, kas yra tas dvasingumas. Ir be abejo atsakymas toks, kad Vidūnas veda be abejo vėlgi prie savęs. Tai faktiškai tai yra kažkokios dvasios turėjimas, dvasingumas, kažko. Ir kai kas taip ir formuluoja, tai tiesiog gyvenimas dvasia. Vidūnas sako, man bent aiškiau, gyvenimas savo esme. Kas ta esmė, kas toje esmėje. Tai jeigu paprasčiau tariant, viena savoka Vidūnui yra viena aktualiausių, tai yra žmoniškumas ir jam, galima sakyti, tai yra dvasingumo sinonimas. Ar nesako, Vidūnas aukščiausias žmoniškumas, ne? Tikrasis žmoniškumas ir dieviškumas sutampa, jis taip sako. Ir tada gyvenimas savo esme, ką tai reikštų. Vėlgi, šiandien jau girdėjom žodį sąžinė. Tai yra daug toj esmė, toj žmogaus gelmė, kuri turi Vidūnas tiesiog tokias savasnės struktūras, galima piešti pagal jo pasakojimą, kaip ta žmogaus esmė turi tiesioginį, tarsi išeigą sąlytį su dieviškumu. Ir faktiškai toje žmogaus esmėje glūdi visos galios, tą dvasingą gyvenimą gyventi tuo autentišku dvasingumu. Ir galima sakyti visi įrankiai, kadangi toje esmėje glūdi visus aukščiausios žmogaus vertybės, drąsa, galia, jėga, išmintis, sąžinė, ir čia skaičiuot galima išskaičiuoti be abejo daugiau. Ačiū. Ir aš tiesiog galvoju, dabar kai kalbat, mes jau žinom tas kategorijas, tos žodžius, ką tie žmonės kalbėjo, bet iš tikrųjų, kaip tas vyksta, kaip, ar netrodo, kad žmonės senai, dabar aš jau prie Dainiaus grįšiu, pasitikėjo, tikėjo savimi gal labiau, mes dabar turime lyg priminti savo tas vertybės. Ne? Jie nekalbėdavo susėdę taip ryškia. Jo. Kaip iš tikrųjų, kaip iš tikrųjų, ką tai reiškia, sakykime, tikėti savimi? Grįšiu prie ankstesnės vienos jūsų pastabos apie senovę, kad neva tai ją rekonstruoti reikia. Čia pamokantis yra graikų žodis archė, iš kurio mes turime ir archeologijos, archaikos ir visas panašias savokas. Archė reiškia pradas irgi tarp kitko tas pačias turi reikšmės. Kažkas nuo kažko prasidėjo praeityje laike. Bet kita vertus, tas pradas yra ir tas, kas, tarkim, kaip branduolys kažkoks, kaip sėkla, arba šaknis medžiui, ką viskas remiasi. Ir archė turi dvi reikšmės, tarkim, hierarchija, tai yra šventoji, pradmena, sakytumėm, tai hierarchija reiškia, kad pradas turi būti viršuje, jis turi būti savo vietoje, o visa kita nuo jo priklausyti. Tai tas archė turi dvi reikšmės. Viena laike, o kita erdvėje. Lietuvių, pavyzdžiui, žodis pirmas reiškia gali, kad kažkas žmogus pirmas kažką padarė, o pirmininkas, kad jis gali būti ir čia pirmas, tarp mūsų. Tai čia šitoje vietoje šitą dviprasmybę ir parodo, atskleidžia tikrai norą žmogaus, dėl ko jis iš tikrųjų ieško praeities. Toje praeityje jis tiesiog per tą dviprasmybę, per tą, reiškia, prado savokos dvi pusės, per tai, kad viena pusė į laiką įvedavo, kita aukštyn, tai vėlgi metafora.
Visa archeologija iš tikrųjų siekia to prado dabar. Iš tikrųjų mes nerekonstruojam, iš tikrųjų mes ne apie praeitį. Praeities iš viso nėra. Praeitis yra, nu kur tu ją dabar rasi. Jau tai, ką aš pasakiau prieš sekundę, jau viskas to nebėra. Tai iš tikrųjų tai, kad mes tik tai savo savotišką projekciją, mes tik įvardinam savo dabartie tam tikrus dalykus, juos vadindami praeitim. Ir tokiu būdu, iš tikrųjų, manydami, kad einam į praeitį, iš tikrųjų mėginame lipti viršų. Bet abi šitos sąvokos yra metaforos. O ką jūs ten rodote? Kad išverstų jau. Per greit galbūt? Ne. Jo, bet vis tiek. Kažkas dabar kalbas, gal aš. Ne, galbūt reiškia. Žiūrėt, aš tiesiog girdžiu tą patį, ne? Kas sako esmę, ką Gopi kalbėjo, ne? Dabar tas pradas, ne? Kad mums nelabai ką reikia išrasti, bet mes kažko nebejaučiam. Nu, matot, aš nežinau, mes, čia toks nuolatinis vyksmas yra. Visą laiką, kiekvieną akimirką kažkokia tai kryžkelė, kiekvieną kartą vis būna taip kažkaip lyg jau renkiesi vis lyg tarkim. Na, kiekvienam turbūt gerai pažįstama šitą situaciją. Iš tikrųjų, ne tokia visuotinė, visi dabar, tarkim... Antraip, kam tada sugrįžti atgal ir ten tyrinėti, jeigu mes to neprarandam? Matot, kaip nepraranda, iš tikrųjų, čia kaip akis, jinai užsimerkia, atsimerkia, tas užsimerkia, viską prarandai, atsimerkia, viskas čia tavo prieš tave, su tavim, ar kaip čia pasakyti. Aš norėčiau kitą dalyką atkreipdėmėsi, gal visai, jeigu jūs dabar čia man dar leidžiat kalbėti, ar ne? Aš paprašysiu, kad paverstų, jeigu padėti kartu tiesiog truputį. Tai man iš tikrųjų reikia lėčiau kalbėti. Nieko, nes... Turi mikrofoną, kad viskai kažkas galėtų jo bent idėją turėti. Gerai, apie ką kalba. Ten prie vertėjus, gerai, paimtelio mikrofoną, kad viskai jaustų, apie ką čia mes kalbame. Aš gal norėčiau pabrėžti metaforos reikšmę. Nes kai mes pamirštame metaforą, net mes pradedame iš karto kliedėti. Kai išgirstam tą žodį metaforą, jo? Kai pamirštam metaforą. Jo, pradam. Aš tai pamėginsiu paaiškinti. Prašau, gal nereikia taip garsiai mikrofoną, jeigu filmuoja, sklinda, tai labai... Gal galėčiau ir taip kalbėti. Ne, truputį tik Gerai. Tiesiog toksai gaunasi. Bet sako, žmogus gali būti nuoširdus. Mes sakome, kad žmogus turi širdį arba širdingas. Širdį, tarkim, ten, arba širsti gali būti iš širdės. Poezija pilna tokių įvaizdžių, kaip aš atiduodu tau savo širdį. O štai Mezoamerikos civilizacijose dar Kolumbo Amerikos atradimo laikais buvo atliekami ritualai, kai žmogus guldamas ant aukuro, jam prapjaunama krūtinė ir tvinksinti širdis iškeliama į dangų. Vaizdinys yra tas pats. Vienas žmogus sako, Dieve, aš tau savo širdį atiduodu. O kitas žmogus padaro tą patį praktiškai. Čia yra esminis dalykas. Yra dvi širdys. Yra dvi širdys. Žmogus turi dvi širdis. Viena širdis, yra mėsos gabalas, fiziologinis organas, jį galima prapjauti ir čia iš tikrųjų pamatysite, ačiū Dievui, dar neturėtų tvinksėti čia, mėsos gabaliukas. O kita širdis yra metafora. Lygiai taip pat čia yra, aš sakau, turėk omeny, aš arba turiu omeny, mintyse, tarkim. Ne? Dar kairė yra vokietė, mane agis, jinai nesupras. Suprantam, visiškai suprantam. Noriu to paties vertimą.
turėtų omeny, turėt gal mes sakom tokį priežadį, o turiu galvoj. Ne? Bet jeigu čia pragręši skylę, tai toj galvoj minties nebus. Čia tokia pilka, tokia košelė turėtų tekėti, jeigu dar neužsukalkėjo mano ten visai. Aš dabar nenoriu paklausti. Tai metafora, ar tai, ko nematom, ar tai yra tik vaizduotė, reiškia? Toj prieisiu. Aš noriu pasakyti, ką. Šiaip tai nėra paslaptis, yra nustatyta jau pakankamai patikimai, tarkime, moksliškai, kad apie vidinį savo pasaulį, tai yra apie mentinį pasaulį, latiniškai tarp mentalinį pasaulį. Lietuviai bet turi žodį menta. Tos per šaknės. Mes negalime niekaip kitaip kalbėti, kaip tik metaforos. Nes nėra į ką ten parodyti pirštu. Dėl to atsiranda dvi širdis, dvi galvos, viena šita, kur jūs matote, kita, kur aš įsivaizduoju. Protas. Tarkim, na, tavo kai kur mintinė, va, tai čia turiu, bet čia jūs jos nerasite. Tai metaforos yra, čia tarp kitko labai įdomus, toliau būtų rutuliuoti kolegos gerbiamas iš Indijos atveju, jei dalyvaujant, nes iš tikrųjų mes galim pratesti šitą, jau mes turim tam tikrą metaforišką kūną. Yra širdis metaforiška, yra galva metaforiška, gali būti čia labai nesunkiai dar žemiau. Pilvas yra metafora, tarkim, žmogus, dabar minutėlę palaukit, pilvas, tarkim, yra sakmės, kur žmogus prašo, atimk Dieve iš manęs pilvą, aš tik jam tarnauju, viską kitą, reiškia, po to, reiškia, žmogus puikiai gyvena be pilvo kurį laiką. O po to sako, Dieve, grąžink man pilvą, nes man be pilvo nelinksma, gyvybinių jėgų nėra. Vadinasi, ir toliau, tarkim, rusų žodis život ir slavų irgi kalbose kitose jis žinomas. Pirminė reikšmė yra tas pats gyvata arba dživata, jeigu būtų sanskrite, tai yra tas pats žodis, bet rusų život reiškia pilvas. Tai reiškia, kad For me it is to learn Raj Yoga meditation, and what I learned in this was to first to reduce my thoughts. Ką aš išmokau mokinti, reiškia, kai aš pradėjau mokintis Raja Jogos meditacijos, sumažinti minčių kiekį, tiesiog sumažinti minčių skaičių. It's a method, it's a very easy method, it's a method of concentration. Tai labai lengvas iš tikrųjų būdas yra koncentracijos, pasirinkti, ką aš noriu susitelkti. And through this concentration, you get the chance also to think about yourself. Ir būtent, kada pradedi koncentruotis, tu jau įgyji lyg tai progą pradėti galvoti apie save. And go deeper and deeper in what you really want to feel. Huh? Feel, maybe what you want to feel. What you want to feel, what is your own reality, what you... Kokia yra tavo realybė, visgi, kas tave daro patenkintų, kokie tai yra jausmai ir visgi tiesiog eiti giliau, kodėl tu nepatenkintas. Even you can... I'm translating you. Ar aš atsakiau, ne? Reiškia, tiesiog jinai, kaip sakyti, tas sėkmingumas jai daugiau, reiškia, žiūrėjimas visgi kokie tie yra, jie išmokė meditaciją, visgi vedimas minčių ir koncentracija į tą jausmą, ką tai reiškia būti patenkintų, kodėl aš nepatenkinta. Nuo tų dalykų, bet kad tas jausmas yra iš tikrųjų ne iš išorėje, kodėl aš neleidžiu dabar pabūti savo kažkiek kitokia. And even if you can think about what is right or wrong for yourself, then it leads you more to become content.
Ir jeigu jūs pradedate, aš bendrai sako, studijavau, kas visgi yra teisinga, neteisinga, arba jūs geriau suprantat, kas yra neteisinga ir teisinga, jums jau tai yra supratimas daugiau, kaip, kodėl nesijau, ką tai reiškia būti patenkinti, kodėl man tai trukdo, kad aš galiu būti patenkintas. Yeah? And what is wrong? Ką tai reiškia, kai tu supranti, I'm asking, what helps you to see what is wrong to become content? It's the other way wrong now. Mm-hmm. So feelings can be wrong. Can you understand that feelings wrong? Of course, you can have wrong feelings, but these feelings will reveal itself if there's a wrong feeling. But for me, to feel myself and my inner truth means to become light, to become easy, to become simple, and to feel, to know what my inner values are and my inner qualities as well. Tiesiog aš galiu savo irgi sutelkti save ir pasakyti savo, kad aš galiu pabūti lengva dabar, easy, jo paprasta. Ir tai yra, reiškia, paprasčiau tą dalyką pažiūrėti ir tartum suprantu išėjimas iš to jau. So it's like it's an adventure of exploring your inner qualities, your inner values. Reiškia perkelimas į vidų, patyrinėti save, ne. Patyrinėti, kokios mano visgi, kaip aš jaučiuosi, kokios mano vertybės ir... And if you feel it's what you want to do, or what is the solution for any problem you have, when it's easy, and others are also satisfied with this, so it's benefit for everybody, then it's not wrong, can't be wrong. Tiesiog reiškia, jeigu aš jaučiuosi lengvai ir gerai, tai mano jausmai yra teisingi. Žodžiu, liktai toks patyrinėjimo, eina į tokį procesą susikaupimo, kas visgi vyksta su manimi, kaip meditacija tiesiog. Ne išoriškai, bet kas su manimi vyksta, irgi kaip pripažinimas tų jausmų. And then, for me it's also connected. Ir tai man susijęs su, žinote, tokį posakį. Jis tiesiog yra einant ir per kitus tokius daugiau vadinamus šventuosius raštus, budėk, sako, arba būk budrus, arba būk visada pasiruošęs, ne, yra tokie. Mes esame dabar tokioje aplinkoje, ne, kur visada žinom kareiviams sako, būk visada pasiruošęs, budėk, ne, žodžiu, kai vyksta kažkokios liktai mūšė, liktai kare, tikrai negali žioplinėti, jo, jeigu tu žioplinėsi tenai, tai gali tik blogi dalykai. Bet yra toksai irgi posūkis, reiškia, kada sakoma dvasiniam gyvenime irgi budėk, būk pasiruošęs, ne? Jaučiat, kad reiškia tiesiog mes atrodo, kad šitoj vietoj bet kas gali vykti. Ar nesusiję su tuo, ar kažkas norėtume pasakyti, kad dvasiniam lygmenį būtent, kad nenueitumėm, kad nebūtumėm pašauti, nepapultumėm į kokius nors spąstus, ką tai irgi reiškia dvasinė prasme. Budėk, ar būk pasiruošęs visada. Mano vidiniu jautimu, tai žmogus visą laiką pulsuoja tarp dviejų pradų, tarp savo kūniško prado ir dvasinio prado, to aukštesnio prado. Ir aukštesnis pradas visą laiką kelia į viršų ir stengiasi išlaikyti tą mūsų, sakykime, vidinę ramybę, savęs pažinimą, o žemiškasis pradas nori kabintis už malonumų. Ir kada mes kabinamės už malonumų, mes prarandam tą dvasinį pradą. Ir kada mes grimstam gilyn, darosi skauda, mes tada griebėmės už jo atgal. Kada mes pasigrėbėm už jo, mes gaunam energijos, mums, sakykime, pakilusi mūsų energija leidžia vėl prisijungti prie žemiškų dalykų. Ir mes taip sinusoidė ir pulsuojam. Tai yra visatos principas sinusoidė. Taigi,
stebėti, kad šitas pulsavimas nebūtų gilus, kad jisai kaip tik lygintųsi ir eitų kreivę pakilimo, nes mes pulsuojam, bet visą laiką augam. Kad ta kreivė nebūtų labai gili, tai būtent reikia stebėti savo vidų ir niekada neužsimiršt, nesigriebt už tų grinai vien žemiškų dalykų, tačiau laikyti tą pusiausvyrą. Ir šventam rašte parašyta, kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Reiškia, mes turim gyventi ir toje pusėje. Ir šitas dvi lyg ir priešybės atrodytų, mes turim integruoti. Tai yra priešybių vienybės ir kovos dėsnis, kurį reikia pažinti ir integruoti savyje, savo gyvenime pritaikyti. Aš norėčiau jūsų paklausti, jūs tokiam dvasiniam praktikom visokiom reiškia, turbūt savo gyvenime ne tiek, į kokius jūs žodžius, į kokias jūs mintis atsiremiate, kada jau tokios atrodo žemos ateina gyvenime akimirkos. Liūdesys, liūdesys. Kaip mums padeda visgi mūsų kažkokios tai irgi apmąstymai studijose, ne? Ar padeda jūs? Na, Vidūno patarimas. Vėlgi, norimus parimti savo esmėje. Parimti savo esmėje. Parimti savo esmėje. Pats žodis parimti, gražus. Rimti, aišku, Vidūno čia tokia, dar paaiškinimas būtų, pirmiau reikia nurimti, bent išorinė prasme, ir tada parimti prie savo esmės. Ir be abejo, kad tada ir ateina tie klausimai, galbūt kas svarbiausia čia ir dabar. Tiesiog aplinka, kažkokia duotybė įvykių, apsprendžia, ką aš turiu dabartiniu metu daryti. O jeigu jau labai kažkokie globaliniai, kažkokie labai gilus klausimai, kažkokios dilemos, vėlgi parimos toje esmėje turbūt tik ten tas vidinis sąžinė, vidinis balsas, to esmė parimus gali tau duoti atsakymą, kas tau svarbiausia. Galų gale yra žmonių, ir aš esu savo uždavusi tokį klausimą. Na, sakykime, jeigu žinotum, kad tau gyvent liko tiek ar tiek metų, kas tau būtų svarbiausia, ko tu imtumėsi. Na ir tai turbūt irgi išgrynina, bet vėl tą atsakymą turintys savo, to esmėje parimės savyje turintį atsakymą, kitam žmogui kiti dalykai yra aktualūs. Ir labai tikroviškai, sakykime, štai galvoju, svarbu tas yra ir dar tai, ir tai, ir tai. Bet jeigu visgi tektų per išimo napilį mąstyti ir visgi atsidurtum ties to klausimu, visgi būtų labai gaila, kad tas buvo man svarbiausia padaryti, o aš dariau kažką kitą ir to nepadariau. Nors galbūt. Kažkaip tikrai aš girdžiu gražiai parimti, ne? Nusiraminti, mes bažnyčia sako, palinkėkit vienas kitam ramybės. Radža jogai paklaustumėt, sako, šantika? Amžino atilsį. Bet dabartinį atilsį, amžino ir taip gausim. Bet kaip dabartinį atilsį pasimti, kad būtų pailsėjus jėgų gerai eiti į priekį. Vat kur, ką mes norime tiesiog prisiliesti. Kam žinantis tai gaus? Kur kitur dar galima eiti. Bet gal tik nenueisime. Jo. Bet kaip dabar, tiesiog ne kad paskui pailsėsi, bet kaip dabar aš galiu sustoti ir leisti savo pailsėti ir sustatyti viską į vietas. Tai aš noriu dar, man klausau, aš kažkaip vis tarp eilučių, visas labai puiku, labai malonu, pripažįstu viską, bet man vis tiek, kaip pavyzdžiui, girdžiu, taip tarkim, dvasinis tam kažkoks, tarkim, pradas, ir aš čia pas taip kalbėjau, yra aukščiau. O iškart kyla klausimas, kiek metrų? Kiek metrų aukščiau? Jeigu mes vis dėlto vartojam šitas savokas aukščiau, žemiau, tai sakykim, kairė, dešinė ir priekį ir už nugaros, aukštyn, žemyn ar ne, tai vėl čia yra metafora. Tai kur tada iš tikrųjų yra?
du pasauliai, ar ne vienam pasaulyje kažkoks dvasingumas yra aukščiau, o šitam pasaulyje, jeigu norėsi pažiūrėti, kur aukščiau, teks matuoti centimetrų, kiek aukščiau. Bet žmonės nuskrido su kosmonautai, čia ne taip paprasta buvo, kiek tūkstantmečių prireikė, kol žmonės pakilo į kosmosą ir nerado ten Dievo. Bet iš tikrųjų, jūs, man atrodo, daugiau šmaikštaujate. Iš tikrųjų, kai sakote pats tą, savo niekada nesakote, nu dabar biskį aukščiau patil, pažiūrėk biskį, ne taip arti tai. Ir bus gal irgi ne taip ją paprasčiau, gal atsitrauk truputį, pažiūrėk, kaip iš tikrųjų tai vyksta. Truputį iš aukščiau pažiūrėk. Aha. Tai dar nereikia pakilti 3 metrus, bet tau viduje reikia atsitraukti. Aš grįžtu prie tos metaforos, kad mes gyvenam dviejose pasauliuose. Kad tas aukščiau visada yra dviprasmiškas. Ir reikia registrą turėti, nuolat persijungti, kada mes kalbam aukščiau perkeltinė prasme, o kada aukščiau tiesioginė prasme. Tarkim, jeigu kosmonautai skrenda į kosmosą ir sako, neradom Dievo, tai reiškia, jie nebesuprato, jie netam pasaulyje skrido. Ar mes tikrai kalbame fizinė prasme? Netrodo, kad mes tik ir kalbam tą metaforos prasme dabar, kuri yra ne metafora galbūt, bet kaip ją padaryti gyvą, ne kaip žodį, bet kaip ją įgyvendinti. Kaip tą metaforą įgyvendinti, tokia graži, jeigu mes ją grožimės. Matot, įgyvendinti aš vis dėlto norėčiau, kad geriau ją atskleisti, pažinti ir matyti, atpažinti, negu įgyvendinti. Sakau, šitie Mezoamerikos indienai tą įgyvendino metaforą. Širdį pjovė ir dėjo... Jie ne tą metaforą, jie ne tą nematomą įgyvendino. Jie kaip tik tą kūnišką, tą pirmą, kaip jūs sakote. Mano, šitas atpažinimas yra esminis, ko gero, žingsnis. Ne tiek daug reikia kažką vykdyti, kiek atpažinti, kas prieš tave ir ką darai. Ir tampa viskas daug vieta sustojo. Kai vieta sustojo, kaip sakote, nusiramina galima. Jo, galbūt kaip į tą vietą sustojo. Nors aš tai nėra nustojo. Gerai, aš bijau, kad mes tikrai tiesiog tiek, ne, jums gal jau būt, o gal jūs kažką norite mūsų sustabdyti, čia man atėjo tokie klausimai, bet aš be akinių nelabai galiu perskaityti. Pasakykit, ką nors, ką noriu pasakyti. Kas gal kyla, ar kažko, žinote, kitą kartą klausaisi, bet tiesiog norisi kažką paprasto įnešti ir sustatyti vietas. Ne? Bet ne prasto, paprasto. Mes norime supaprastinti visą tai, kad mes galėtume, kol netampa tai aišku, mes iš tikrųjų negalime tai, ką mes apie tai kalbam? Mes negalim to pritaikyti, mes negalime tai sustiprinti. Jeigu tai verta kalbėjimo, ne? Yeah. Can you translate what he's saying? No, I can see what he's saying, and it's very simple. If we talk about peace, what does it look like when I'm peaceful? That's a metaphor. Ir aš manau, kad ką jisai kalba tikrai labai paprasta. Jeigu mes kalbam apie ramybę, tai kas tai metafora yra, bet tai labai paprasta. Kas yra ta ramybė? And he's right in the sense that I have to do that work because I have to crystallize. What does it look like when I'm peaceful? Ir tada aš turiu tai padaryti, kaip kokį ryšį, kaip tai sukurti, kaip tas atrodo, kai aš ramus. That's the act of concentration. Ir tada tai yra jau koncentracijos. And until your mind has created that metaphor or image of what you look like when you are peaceful, then your body will not respond. Ir kol jūsų protas iš tikrųjų nesukuria, tai būna tos metaforos, tokius savo, ką tai reiškia atrodyti, kaip atrodo tas ramybė. Jūsų kūnas nepajaus irgi negaus atsako, ne? Jūs norite ir su kūnu, kaip ta ramybė. So before implementation, I have to develop what does it look like. Ir prieš įgyvendinimą aš turiu tiesiog tartum save sukaupti irgi, nesukoncentruoti, kaip atrodo tai, ką tai reiškia. And then implementation is automatic. Ir tada, kai aš jau turiu tos, reiškia, susitelkimo, kas tai yra ramybė, tada lyg ir automatiškai, lyg tai kažkaip jinai įvyksta. Parimti. Ką tai reiškia parimti? Ką tai reiškia? Ką aš turiu jausti?
Čia yra irgi kažkas klauso ir irgi nori tokį kaip savo dvasingumą pasakyti tokį supratimą. Kitame matyti save. Jei esi geras, pakilus, padaryk taip, kad kitame tai pamatytum. Kažkas reiškia kaip veiksmas. Ne jau. Ne tik, kad esi, bet pamatyti kitame. Kitame matyti Dievą. Jausti poveikį, žvilgsnį, įtaką. Užpildyti save, žmogų ir aplinką gėrių, užpildyti. Nejausti barjerų, ribų, susilieti, ištirpti. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad beveik visi, iš esmės visi žodžiai yra metafora. Nes jeigu užpildyti, tai paimti stiklainį ir užpildai. Tai apie ką mes visą laiką kalbame? All those words, yes, nevertheless metaphor. Because we can't, show them. No, it's metaphor. All those, what we call spirituality, even it's metaphor. Sutinkam? Bet visgi ta metafora, ar jinai yra, ar tik mūsų sukurta? Ar tai gyva, ar tai esminė? Ką mes vadiname metafora? Matot. Ar jūs jaučiat, kad ta metafora gyvena? Jeigu mes... Ar mes kaip metafora tik tai... Suprantat, aš dar vieną metaforą pasakysiu. Žodis koncepcija. Yra mums visiems puikiai pažįstamas, visi mes žinom, ką tai reiškia, sakom konceptualu ir taip toliau. Iš lotynų kalbos veiksmažodžio koncipijoris. Tai aš pažodžiui tai reiškia su čiumpu pagriebiu. Ir lietuviai irgi sako, ar pagavai? Pagavai yra metafora. Iš esmės kalba apie pagavimą ranka. Koncepcija yra pagavimas ranka, tai yra pagava pažodžiui. Ir ką pagauni mintį? Vat būtent, suprantat, net ir mintis yra net ir mintį mes vadiname metaforomis, išorinio pasaulio įvaizdžiais. Kai mes sakom, reiškia, dabar ką tik pasakojo gražiai, reikia įsivaizduoti prieš save, matyti, ar ne? Čia irgi metafora, nes galų gale mes viduje tai vartojam regėjimo metaforą, bet iš tikrųjų tai mes ne akimis regime, ne šitais, galima užsimerkti ir vis tiek regėti, dar net ryškiau kai ką, ne? Galima aš dabar paklausiu, ar galima būti laimingam nuo metaforos? Tapti laimingam nuo metaforos? O taip. Tik dėl to ir pasakoju. Taip. Taip. Bet reiškia, ar tiesiog nuo to... Noriu pasakyti, kad dvasiniam šitam pasaulyje, kurį mes matom prieš akis, visada yra du pasauliai. Vienas yra pažodinis, fizinis, o kitas yra metafora ir mūsų vidinio pasaulio projekcija. Ar metafora susijusi su tikėjimu? Susijusi, jeigu jums reikia, pavyzdžiui, žiūrint, ką vadinsite tikėjimu, jeigu jūs tikėjimu vadinsite, pavyzdžiui, auka, nuoširdus tikėjimas, jeigu tikite Dievui, paaukokite jam savo širdį. Ar tai vertingas tikėjimas, vertas? Tai pats aukščiausias kažkiek metrų... Bet fizinę širdį paaukokite. Aš nesakiau fizinę, sakiau širdį paaukokite. Ir matot, kaip dabar yra toks žmogus, jis vienas sakys, aha, tu tik kalbi. O aš iš tikrųjų pasiaukosiu ir išplėšia širdį ir padeda ant auko. Jeigu spėja padėti. Ir aš galiu dar paklausti, ką tai reiškia pasiaukoti Dievui? O ką tada aš turiu padaryti? Gerai, fizinė širdies neišimti, ką tai reiškia pasiaukoti Dievui? Vykdyti Dievo valią. Priimti Dievo valią. O iš kur jūs žinote, kur Dievo valia kokia? Šventasis raštas yra. O, reiškia, jums kažkur išorėje kažkas... O kaip jūs atskirtai, jeigu ant tuliko parašyta, irgi kažkoks raštas, kodėl ne šventas? Vatse, pavyzdžiui. Ne tu sugalvojai tą raštą. Ir ne tu esi kūrėjai pasaulį. Ne aš? Ne tu? Taip. Iš dalies tu teisus, nes mano pasaulio gal čia ir nebūtum atsiradęs dabar.
What does it mean? I think- what does it mean to believe? No, to I want to go sacrifice back for to God? I want to go back to just something very simple. Just observing this interaction and conversation. I feel what we are doing is we are starting to rethink again. Aš stebėdama dabar šitą matau, kad mes pradame vėl apgalvoti tai, ane? And this is very good. Ir tai labai gerai. Because it is helping us rethink what we have taken for granted for a long time. Ir verčia mus tai dabar pagalvoti tai, ką mes priėmėm, reiškia, ką mes girdime kaip kokie, kaip lozungus, kaip dovaną. Mus verčia sugrįžti visgi, ką tai reiškia, ką tai būtų. And whilst there may not be an ultimate definition of sacrifice and peace, each one in this room will go away thinking, what does it mean to actually sacrifice? Ir kiekvienas galbūt gali dabar tikrai pagalvoti, ką tai reiškia pasiaukoti. Ne, arba net pasiaukoti Dievui. And just that question is opening up the spiritual realm. Ir vien tik šitas klausimas jau atveria vartus ir dvasingumą. Congratulations for stirring the pot. Ką tai reiškia pasiaukoti Dievui? And then tada aš noriu užduoti kitą klausimą. O ar ateistas gali būti labai dvasingas žmogus? Jis negalvoja apie pasiaukojimą Dievui, jis apskritai negalvoja, jis sako, kad Dievo nėra. Mes sakom, kad nes kartais toks truputį religinis, kad jeigu žmogus netiki Dievu, tai lyg tai jam dvasingumo stoka. Jis nelabai... Šiaip ateistų būtų neįmanoma, nes galima, sakom, Dievas, yra skirtumas tarp Dievo ir Dievo vaizdinio. Dievo vaizdinys šiaip jau paprastai šnekant yra stabas. Tai galima sukilti prieš stabą, pavyzdžiui, ir kas sukyla, ogi Dievas sukyla prieš savo stabą. Ir iš tikrųjų didžiausias ateistas yra Dievas, nes jis visą laiką sukyla prieš savo stabus ir juos sugriauna. Have you heard an interesting thought? The biggest atheist is God, because he always rebels, and destroys your understanding of God. He is rebelling and destroying our understanding of God. Our idols. Ir aš manau, sako, kad iš viso dvasingumas yra anapus tikėjimo. And anyone who is embarking on a journey to work with pure feelings, ir kiekvienas, kuris pradeda kelionę, norėdamas patirties grinų, skaisčių jausmų. That's what eventually makes them spiritual. Tai ir padaro juos galiausiai dvasingus. I don't need a belief to practice being peaceful. Man nereikia tikėjimo, kad aš praktikuočiau buvimą ramiu. I don't need a belief to give respect. Man nereikia tikėjimo, kad aš parodyčiau pagarbą. I don't need a belief to be happy. What to believe? I don't need a belief to be happy. Man nereikia tikėjimo, kad aš būčiau laimingas. So my suggestion would be just suspend the beliefs and start practicing the pure feelings. Ir mano tiesiog kaip patarimas, suspenduokime truputį tikėjimus ir pradėkime labiau praktikuoti arba susitelkti į grynus jausmus, į tyrus jausmus. Let's keep it simple. Padarykime taip tos dalykus paprastesniais. Thank you very much. Now, gerai, pasakyk. Iš tikrųjų labai va čia pagaliau mes prieinam prie rimtos šnekos. Iš tikrųjų labai teisingai pasakyti, iš tikrųjų labai visiškai sutinku, labai teisingai. Ir tik tais tikėjimus čia galima suprasti tikėjimą dviem būdais. Kaip tikėjimą kažkuo ir tikėjimą kad. Tikėti kažkuo yra stabmeldystė. Tai yra nesupratimas, jog iš tikrųjų tiki kad. Dėl to tikėti kažko yra beviltiškas nesusipratimas. Bet tikėti kad yra būties pagrindas. Aš galiu pasakyti, vat iš ryto, pavyzdžiui, kai aš visiškai užsimiegojęs, aš negaliu niekaip pabusti, tai mano budimas yra tikėjimo kad apraiška kiekvieną rytą. Kas už to kad? Už to kad viskas, už to kad būtis.
Kad aš, pavyzdžiui, nemiegočiau, aš turiu tikėti, kad aš tada bundu tikėdamas. Jo, yra tas, kad jūs galite prasibudinti. Bet jeigu aš manau, kad tas, kuo aš tikiu, yra va štai, va šitas daiktas, arba mintis, arba ten gali būti, tarkim. Tada čia yra stabmeldystė. Žmogus pats užsilipdo savo akis, jis nusipaišo ant akių paveiksliukus ir tada įsivaizduoja, žaidžia žiūrėjimą. Ir mes galime tada priimti tokį reiškia, aš noriu tokio tikėjimo, kad aš galiu tapti stiprus, kad aš galiu tapti ramus. Geras tikėjimas. Aš taip norėjau tokį, gal irgi vidūno žodį dažniau vartojama, ne tai, kad, gal alternatyvą, sinonimą, nepasiaukoti, pasišvęsti. Nes tai, kam žmogus pasišvenčia, tai susijęs su jų esme. Tai jam gyvybiškai svarbu. Jis tai nesijaučia kažką aukojęs. Jis pasišvenčia tam, ką jisai traktuoja, jaučia esant šventą. Ką šventą labai. Puiku, mes šitą dabar tiesiog, reiškia, tokį, kaip aš tiesiog girdžiu, kaip, reiškia, tikrai einame tą realybę, ne? Ar, man atrodo, irgi truputį. Mes nors kalbam, žodžių vis tiek yra, ne? Bet kažkaip lyg tai pulsuojasi, kad tikrai reikia tiesiog būti labiau. Gal kas nors norite dabar dar paklausti, ar kažką mūsų laikas, nes jau mes turim tiesiog eiti prie kito, reiškia, kas jums tiesiog norėsi paklausti, ar tiesiog kokią taip ir norisi nuo metaforos eiti į visuomenę, kaip vienose visuomenėse santykiai gražesni, o pas mus prasti. Prasti? Tai zdraskui tada pasakysiu pačiam. Kokioj visuomenėje jūs matote tuos santykius gražesnius? Ir Vokietijoje, sakysime. Kur taip? Ir Vokietijoje. Vokietijoje. Mes paklausim Gabi. There is such a statement that how to do that, because in some societies relationships much better, and in our society the relationships are bad. And then I ask, in what society you know that relationships are much better? And he answered, for example, in Germany. Thank you. But I don't know. Do you agree that the relationships in Germany are different than the relationships in other countries? No. Gabi sako, aš nesutinku, kad santykiai Vokietijoje būtų kitokie arba geresni negu kitose šalyse. Mano bendrakursis gyvena labai senai Hageno mieste ir jisai liudija man apie tai, ką pasakiau. Thank you. Ačiū. He has such a friend and impression. Bet jisai pažino savo kalties tautą, ta niekada nebus tokia. Thank you. Tauta niekada nebūna tauta. Ačiū labai. Ačiū visiems. Ir kad pasidalino, kad viskai mes ir provokuojam ir tikrai norą tokį. Reiškia, kažką, ką mes galėtum, ką jūs išgirdote, net iš to mūsų čia kalbėjimo, kaip visgi, suprantat, nes mes, kad nepaliktume, paimti vieną sakinį, savo net galbūt, kaip man būti visgi tuo tokiu, į ką aš turiu koncentruotis, gal dvasingesniu, ramesniu, ar tolerantiškesniu, kalba visi. Ne, bet ką aš galiu iš to įsinešti? Pozityvios mintis. Ačiū labai. Ir dabar bus tokia galimybė. Mes čia toj procese. Mes dabar kviečiam jūs kokiam, padarysim pertrauką pusvalandis, antram aukšte bus kava arbata, kad truputį jūs tiesiog reiškia. Ir bus galimybė iš tikrųjų 3 skirtingose vietose. Tada jau išsakys ir mūsų tojus atsiras toj pat tie
tos teatrių seminarų temos, kurios iš tikrųjų yra labai panašios, galbūt net ir kitokios, bet kaip praktiškai jau truputį. Ir visi čia bus trys patyrę tokie truputį vedantis užsiėmimus, kaip mes visgi apie ką dabar kalbam, apie tą dvasingumą, kaip mes norime truputį konkrečiau ir realiau tai gyvenime. Ir sesuo Gopi, jinai ves būtent meditacijos prasmė ir būtent panaudodama Radža jogą. Ir aš manau, kad liks šitoje salėje, kas norite. Šitoje salėje po pertraukos ateikite. Aistė kalbės apie minčių taupumą ir proto ramybę. Ir taip pat, manau, ne tik kalbės, bet tiesiog pasidalins, kaip kokie būdai tai patirti. Ir taip pat būdais pasidalins ir Robertas. Tai bus, reiškia, Aistė prašysime, jinai bus pirmam aukšte, ten palydės protis pirmam aukšte salė. Mergaitės bus parodys, po pertraukos į pirmą aukštą tada. Gopi liks čia, o Robertas bus čia šalia, sekantis foje, taip? Foje, ir kada jisai kalbės apie vidinės harmonijos, taip pat suradimą ir palaikymą. Kaip jisai tai surado, kaip Gopi tai daugiau suranda ir ką Aistė gali pasakyti. Ir tikrai panaudokite šitą progą, valandą laiko, kokią didelę, ilgą tikrai valandą, kol susirinks, kol išeis. Ir kad mes čia galėtumėm vėl susirinkti ir tada mes norėsime jau nebe tie, čia ant scenos sėdintis, bet ką visgi po šito seminaro galbūt, kas norėsite dar pasakyti, kas verta buvo. Ką jūs norėsite, kas kaip vieną bent gerą būdą jums išsinešti. Arba priminimą tiesiog. O dabar tokios lengvos, tylios pertraukėlės, pusę valandos, prašom išgerkit kavos. Rašos. Paspaudį dar kartą. Žalias laukia. Matai, bėga sekundės, stovi sekundės. Paskui atleisi. Dar kartą. Rašos.